Kaip nauja diena, taip nauja pamoka. Šiandien prasieisime pro custom auditorijas. Custom auditorijos pagrinde reikalingos pakartotiniai reklamai. Tai iš karto negaištum laiko ir pradedam. Tai reikia būti business paskyroje arba galima irgi būti ads manageryje, jeigu tam toje pačioje vietoje esate. Tai tada pasirinkame 3 brūkšnelius. Šitoje vietoje jau atsidaro mūsų visi įrankiai, paspaudžiam. Papildomas langas atsidaro bus papildomam lange pasirinkimas audience, pasirinkam šią funkciją arba auditorijos lietuviškai. Tai netrukus atsidarys langas. Jeigu pirmą kartą kurite custom auditoriją, tai turėtumėte matyti tokį langą. Šitoje vietoje irgi bus galima kurti ir lookalike arba įsisaugoti auditorijas, tai padeda šiek tiek greičiau leisti reklamas per adsetą. Bet orientuojamės į custom auditoriją, vėliau galėsime prasieiti pro lookalike. Taip, tai paspaudus kurti custom auditoriją atsidaro mums toks langas. Tai mūsų pakartotinę reklamą custom auditoriją galim kurti pagal skirtingai renkamus įrankius. Tai gali būti pirmas tai mūsų būtinas šaltinis, kur kaupiam savo informaciją. Websaitas tai yra visi žmonės, tie, kurie apsilankę arba įsigiję, jau apsipirkę, visiškai visi žmonės, bent kurie yra apsilankę ir Facebook'o pixelis užfiksavęs. Tada yra appsai, katalogai, čia jau mažiau svarbu, offline activity irgi mažiau svarbu. Tada yra customer listas. Tai yra būtent klientų sąrašas. Pagrindinis svarbiausias aspektas tai customer listai yra elektroninis paštas, kuriuo metu būtent indeksuoja jie ir galite rodyti tikslę pakartotinę reklamą. Tai buvo gan reikalinga leisti tikslę pakartotinę reklamą jau būtent klientui, kuris yra apsipirkęs ir jam tikslę reklamą rodyti. Tada kitas būdas yra, kaip galime kurti custom auditoriją ir pagal tai žmogų persekyti. Tai yra pagal video formatą, kiek žmogus yra peržiūrėjęs video, tai 10%, 25%, 50% ar 100%. Tai pagal tai arba pagal laiką galima ir kiek laiko pražiūrėjo video formatą, tada galima jam rodyti pakartotinę reklamą pagal tai. Tai irgi gan efektyvu yra paslaugų sektoriui, bet ir e-komercijai, bet iš tiek mažiau. Tada yra Instagramo accountas, tai būtent žmonės tie, kurie seka, yra palaikinę, kurie yra parodę bent šiek tiek susidomėjimų, tai galima jūsų Instagramo paskyra, galima rodyti jiems pakartotinę reklamą. Tada eventas, Facebook pages, irgi tas pats, tai irgi svarbu šitas. Tada čia jau mažiau svarbu, iš vis nebesvarbu, irgi mažiau svarbu, mažai kada naudojama, kolekcijom nebent. Ir tada lead formas, irgi jeigu tai yra paslaugų sektorius, tai irgi pagal lydus, kuriuos esate jau surinkę, galite jiems rodyti pakartotinę reklamą ir tokiu būdu įtikinti jau per reklamą, netgi be jokio skambučio, įtikinti žmogų jumis pasitikėti ir tiesiog greičiau įsigys paslaugą arba brangesnę paslaugą greičiau noriau įsigys. Taip, tada irgi perinam prie pasirinkimo Your Source, pagrindinio šią akimirką pasirinkam websites, irgi pasirinkam ir taip būtinai įsitikinkite, kad pixelis yra pasirinktas būtent tos svetainės, kuriai norite rodyti pakartotinę reklamą. Tada pasirinkusio atsidarys visi kiti pasirinkimai, tai events, tai šitoje vietoje galima pasirinkti specifinį žingsnį, kokį žmogus yra atlikęs. Tai mums svarbiausia yra tai all website visitoriai, tada bus add to kartas ir purchase, mums svarbiausia. Taip ir galėsim būtent pagal tai segmentuoti juos ir rodyti pakartotinę reklamą. Jeigu renkamės all website visitorius, netgi negalvokite per daug, iš karto pasirinkite maksimumą 180 dienų. Retentionas, tai pats Facebookas nuspręs, kada tinkamiausiu metu parodyti žmogui reklamą, kad jisai įsigytų paslaugą arba produktą. Tai irgi vietomis tikrai galima dėti mažesnį terminą, bet jeigu pirmą kartą leidžiate ir galvojate, kaip pakartotinę reklamą, tai dėkite 180 dienų ir per tą laiką Facebookas ne kad nuolat rodys, bet jeigu pradės vėl žmogus domėtis tuo pačiu produktu ar paslauga, jam tikėtina, kad jūsų reklamą išmes. Tai viskas automatiškai gaunasi. Tai irgi užsivadiname taip.
descriptionas nėra būtinas, create audience ir pasikūrim pirmą custom auditoriją visų žmonių, tie, kurie jau yra apsilankę mūsų svetainėje. Tada, ką papildomai rekomenduočiau pasikurti, tai yra irgi papildomai vieną auditoriją, atsidaro šitas langas, paspaudžiame mėlyną mygtuką create audience, tada paspaudžiam custom audience, vėl įsitikinam, kad tai yra Facebook pixelis, vėl teisingas, tada pasirinkame purchase, tada irgi galima pasirinkti maksimumą, tai 90 dienų, arba galima pasirinkti 180. Taip, tai galite pasirinkti šią akimirką, mums reikės purchase 7 dienų. Taip, 7 dienos. Irgi pasivadiname. Ir custom auditorija. Taip, tada mums reikės dar papildomai vienos auditorijos. Irgi pagal ką galėsim lookalike pasikurti, tai irgi dar spaudžiam. All website visitoriai, custom auditorija, pixelis. Tada purchase ir va čia dedam maksimumą 180 dienų. Taip, 180. Taip, purchases. Taip, susikuriam. Ir aš parodysiu, kaip dabar lookalike pasikurti. Tai irgi svarbiausia turėti tikslę auditoriją, kaip norime kurti lookalike. Geriausia yra kurti pagal jūsų svetainės pirkėjus, tai yra 2 būdai, kaip juos įkelti, tai yra customer listas, kuris būtų geriausias variantas, tiksliausias, o antras variantas, kurį dabar ką tik panaudojom, tai yra įkelimas per Facebook pixelį. Tai dėl to ir pasikūrėm, kad 180 dienų, kad turėtume visus savo klientus, kurie jau yra apsipirkę, tada būtinai irgi, čia pasirinkite būtinai savo nustatytą auditoriją, kurią būtent norėjome, custom auditorijos, tada jau automatiškai man neparinko, nes sukūrus tą purchase auditoriją iš karto pasiūlė kurti lookalike, dėl to būtent iš karto ir pasirinko. Tada būtinai reikia nurodyti vietovę, kurioje vietoje norite rodyti reklamą. Taip, išmetė, gerai, nes kitu atveju jums tiesiog neleis custom auditorijos, tai yra lookalike sukurti. Taip, tai tikriausiai esate jau daug mokymų žiūrėję, kaip kurti, kiek procentų, tai Lietuvos rinkai pasirinkam 10%, nes lieka tik 237 tūkstančiai aplamai žmonių, tai mažesnės auditorijos neverta ir kurti, nebent norite pasitestuoti, tada jau savo būtent nuožiūrą galite pasidaryti. Tai tokiu būdu irgi pasikūrėm custom auditoriją pagal visus purchases, kiek pagal visus savo žmonės tie, kurie yra apsipirkę. Ir tokiu būdu pasikūrėm. Papildomai dar pasikūriau vieną auditoriją, tai visų lankytojų svetainės 7 dienų. Trumpas dabar intro dar papildomas į mūsų sekančią pamoką ateities, kurioje būtent jau nustatinėsim pakartotinę reklamą per patį adsetą. Ir dar papildomai prie šito pamoką, tai dar papildomai paleisiu su dinaminės karuselėmis, kaip pasikurti katalogą ir iki galo visus veiksmus pasidaryti. Tai kam iš viso mums reikėjo šitos vienos papildomos auditorijos, tai jinai mums padės atfiltruoti papildomai vieną auditoriją. Nes kaip iš tikrųjų pakartotinė reklama, kaip turėtų veikti, tai paprastesnė strategija e-komercijai, tai paimam iš pat pradžio all website visitorius, jiems rodom produktus, kuriuos tikėtina, kad gali žmogus įsigyti. Ir jam nesuteikti jokios reklamos. Tada antras žingsnis, kada galime jau jam suteikti reklamą po 7 dienų, kada žmogus jau parodė mažiau susidomėjimo mūsų produktais. Paskutinė vieta, kaip mes dar jį galim pritraukti prie savęs ir kad jis apsipirktų, tai ką galim padaryti, tai paimti visus all website visitorius. Tada mes ekskludinam 7 dienas visitorius ir ekskludinam purchases visus, nes žmonės tie, kurie jau yra apsipirkę, jiems suteikti nuolaidas tikrai kol kas neapsimoka ir mes eksludinam visus tuos, kurie per 7 dienas irgi jokio veiksmo papildomų nepadarė, tai kur rodėm produktus, tai tokiu atveju jau tiems žmonėms jau yra atfiltruotas žmonių segmentas, kuriems jau galima rodyti pakartotinę reklamą su nuolaidos kodu ir tokiu būdu jau žmogus nieko mes nerizikuojam, jeigu jau visų nuolaidų nesuveiks, tai viskas, bet kokiu atveju jau padarėm tai, ką galėjom.
Tai irgi būtų apie custom auditorijas ir segmentavimus tiek. Tai va, ačiū, kad buvote su manimi ir iki sekančios pamokos.